paskutinis pasispardymus. Sveiki. Kiekvieną dieną mes naudojamės paslaugomis. Tai ir pardavimo, ir gamybos, ir reklamos, ir transportavimo. Visokiamis. Mes tikrai einame į parduotuvės, stambės įmonės kažką pirkti, kažkokiamis paslaugomis naudotis. Dažnai būna taip, kad mes savo artimųjų, draugų, pažįstamų, kurie turi savo verslą, kurie kažką daro vienetinio, labai retai kada mes juos ir palaikome, prisidedame prie jų gerovės. Kodėl? Pasakysit, brangu. Na taip, brangu, palyginus su tais visais įkainiais, kuriuos tiekia didieji mūsų tiekėjai. Tačiau ar pagalvojame, kiek laiko tam buvo skirta? Pavyzdžiui, pagamintas tortas, jis tik taip buvo pagamintas būtent jums. Jam buvo panaudoti patys šviežiausi produktai. Buvo atspindėta ta visa mintis, idėja, kuri skirta jūsų šventei. Arba grožio vakarėlis, kai ateini pas savo draugą padaryti kažkokią procedūrą. Jis dažniausiai tas vakarėlis, tiksliau virsta į vakarėlį, kaip mini šventė, per kurią mes ir atsipalaiduojame, ir pasišnekame. Ir tikrai tik tai draugas pasidalins to visom smulkiom, mažom gudrybėm, kurias tu gali savo gyvenime pritaikyti. O kodėl didieji prekybos centrai, didieji mūsų magnatai tiekia prekes, produkciją, paslaugas pigiau? Apie tai retas, kuris susimąsto. Ogi todėl, kad tai yra konvejeriniai produktai. Darbuotojų kaita yra didelė, retas, kuris darbuotojas nuoširdžiai atlieka savo darbą. Tokių patarimų, artimų, nuoširdžių retai išgirsime. Nors paskutiniu metu tikrai pasitaiko, bet tikrai dar gan retai. Mes labai džiaugiamės, kai prekybcentriai išmeta akcijas. Taip, taigi pigiau nusipirksim. Visada prekybos centrai pilni tada žmonių, kiekvienas kažką perka. Bet retas, kuris susimąsto, kad prieš kelis mėnesius kainos buvo paprasčiausiai sukeltos. O dabar galima paskelbti didelę akciją. Ir nesusimąstom, kad kodėl tokias akcijas suteikia, gal ir dar dėl to, kad vis dėlto kokybė yra žemesnė. Idėja tai skirta visiems, ne tik jums. Tokiomis akcijomis gali jūs pradžiuginti ir draugas, bet jis nuoširdžiai pasakys, kodėl jis tai daro. Ar tai klientų nori naujų prisivilioti, o gal paprasčiausiai kažkas pagamino per daug ir yra likutis, kurio dar nerealizavo ir nori realizuoti, todėl parduoda pigiau, ar dar kas nors. Jis bus sąžiningas su jumis. Neužsidenginės, neprisidengs savo akciją, atrakciją kažkokią nors ten fiks idėja. Kai mūsų artimieji mums teikia kažkokias paslaugas, kurias mes negalime tuo metu pamatyti, kai vykdomas darbas pagrinde už kadro, kaip sakoma, mesgi nematome ir nežinome, kaip jis iš tikrųjų elgėsi, kaip jisai gyveno tuo metu. Gal jis visas jėgas metė tam, kad įvykdytų jūsų užsakymą, gal jis nevalgė, o gal net nemiegojo, tik kad tu greičiau gautum savo produktą. Tikrai nemėgstu dėrėtis net turguje. Kai kažką perku, aš suprantu, kad pardavėjas iš to gyvena ir daug maloniau neprašant gauti nuolaidą. Ir tai tikrai būna, kas tikrai džiugina. Tas pats ir su draugų, pažįstamų, artimųjų verslais. Moku tiek, kiek pasako. Ir nepamirštų arbatpinigių. Taip kaip paliekame kavinėje, restorane, taip galima palikti arbatpinigius ir draugui. Nebūtinai piniginė išraiška, tai gali būti ir maža dovanėlė, suvenyras, bet būtinai yra padėkojimas. O kalbant apie nemokamas paslaugas, nemokamus produktus, tai čia mano kaip gilus įsitikinimas, kad tai yra negerai. Taip neturėtų būti, vien dėl to, kad turėtų būti pas mus kažkokie mainai. Net ir anot pastarlės lietuvių liaudės, kad skupas moka 2 kartus, galima tiesiog ir netiesiogiai išmąstyti. Nebūtinai piniginė išraiška, tas bus sumokėjimas 2 kartus. Tai gali pasireikšti visai kitu kampu. Nes kiekvienas mūsų noras, nenoras mokėti
turi atoveiksmį. Mūsų nenoras skleidžia žemą vibraciją, tuo mes pritraukiame prie savęs tokius pat žmonės, atstumiame savo tikruosius draugus, o po to stebimės. Kodėl aplink mane tik tokie žmonės, ašgi netokie, o kodėl šie draugai nuo manęs atsisuko, kodėl nebendrauja su manim. Vertinu tos žmonės, kurie vertina kitų darbą. Kviečiu pasidalinti komentaruose savo mintimis šiuo klausimu. Ar jūs esate linkę naudotis paslaugomis savo artimųjų draugų, ar vis dėlto pasiduodate masiniams akcijoms prekybos centruose? Taip pat, primenu, paspauskite laiką ir užsiprenumeruokite mano kanalą.